trumpai apie varžybas, kaip sekėsi viskas? Šios trečios varžybos mums sezone jau gana lengva, iš skirtumų matosi, kad gana lengva laimėjo, 10 taškų. Bet vėl klaidų labai daug darom ir pataikymas labai mūsų prastas. Trečios varžybos iš eilės pataikymas prastas nuoseklis yra. Dirbant treniruotėse, metimų daug pastaruoju metu, kad trečia varžybos nepataikė nieko, bet visumoje gerai, laimėjom. Ar jau apsipratote su naujoju treneriu? Gerai, suprantam, kad Pirmas naujojo sezono blynas Prisvilo pergalė neiškovota. Atrodo pagal žaidimą, kad dar Prienų komanda nėra pačios geriausios sportinės formos. Ar taip ir yra? Jau dar, kaip sakoma, nespėjom pasiruošti visi, grįžom visi į naują sezoną. Bandom pastiprinti komandą su legionieriu, kad fiziškai būtų stipresnė, žinai. Ir manau, kad pirmas blynas Prisvilės daugiau, manau, bus geriau, nes visi vyrai nusiteikia gan rimtai žaisti. Ir manau, kad bus daug geriau. Pirmos rungtynės matom, kad neblogai sekasi, sportuojam, turim treniruotės 2 savaitę. Bandom individualiai dirbti. Manau, kad šį sezoną geriau pasirodysim negu praeitą. Praeitą nepasisekė, šis man atrodo bus geresnis. Kaip sekasi su komandos komplektacija? Ar jau ji yra baigta? Ne, dar komandos komplektacija nėra baigta. Dar yra 3 žaidėjų, kurie turėtų pasijungti į ambasadoriaus taurę ir turėtų pastiprinti. Ir manau, tie žaidėjai, kurie pasijungs ir pasiliks ir toliau žaisti ambasadoriaus taurės, tai manau, turėtų žymiai pastiprinti Prienų komandą. Šią savaitę komanda į savo sąrašus įtraukė vieną naują žaidėją ir didelį nuostabą jis nėra prieniškis. Kaip čia dabar tokia tradicija sulaužyta? Sunku pasakyti, čia pildos tradicijos, bet kaip sakiau, kaip minėjau pradžioje, norim pastiprinti komandą fiziškai daugiau. Jis jaunuolis žaidžia Britanijos lygoje kažkurioje ten žemesnėje. Ir jis gana pakankamai fiziškai stiprus, gal šiandien neįtin pasirodė gerai, bet naują komandą atėjęs, jam irgi sunku pripras, bet manau jis mane irgi pastiprins.
Ačiū.